Martins leading by over 30 seconds. What are the feelings? Oh yeah, it's a nice rally. We have still 2 stages to go. The afternoon pass now has been quite fast on wide roads. So yeah, we're just keeping it cautious. Which rally do you prefer more, like previous event in Elektrėnai or here? Well, it's hard to say. I think both of the rallies had their own special, I would say, yeah, special roads and special stages. So yeah, no, both of them have been nice. What do you think about atmosphere here? Nevertheless, that it's a bit cold now and proper autumn, but no, it's been nice. And what's your plan for 2 remaining stages? We'll keep as we are doing, and yeah, so far it's good. Davidas esi trečias, 2 sekundės liko iki Roko. Koks planas? Buvo planas tą atstumą sumažinti jau prieš tuos 2 greičių ruožus, kur ką tik įveikėm. Bet vienam iš greičių ruožų nulėkiau nuo kelio, sulenkiau šarnyrą, užsikimšo interkuleris ir nors ir atrodo labai lėkiam, bet rezultato gero nebuvo. Sekantis sais pasisekė neblogai suvažiuoti, bet norėtųsi, kad mašina tiesiai važiuotų, ne 4 vėžėm skirtingom. Tai dabar planas įstiesinti automobilį ir bandyti tą sekundę sumažinti. Rokai lieka 2 greičio ruožai, 2 sekundžių persvara antroje vietoje. Manau, kad jinai didesnė yra, nes matėm, kaip Deivis šiek tiek vėlavo į LK. Tai mes tokią santūresnę taktiką dabar paėmė, ta prasme, nes žinom, kad tai yra kažkokia bauda laiko. Tai nerizikuojam ir važiuojam. Kaip tau tas sugrįžimas už Škodą? Tai, kaip matot, nėra jis blogas, jisai gal netgi ir smagus. Tai galbūt gerai sekasi, nes nėra jokio preširo, kai tu sezonė jau tiesiog esi nežaidėjas, o linksminėsi. Tai gal tai tas nespaudžia ir gerai važiuojasi. O Škoda man labiau tinkanti mašina, panašu galbūt dėl tos bazės, dėl važiuoklės geometrijos, aš galiu su ją agresyviau važiuoti ir džiaugtis raliu. Kaip tau tas gražutas greičio ruožas patiko? Man jis toksai, žinai, Vilnius Kaunas autostrada, aš ir taip galiu pasivažinėti, tai jisai šiaip, kaip būdavo anksčiau siauresnis, tai jis buvo labai fainas, o dabar jisai išgreitėjęs, bet reikia ir tokių. Šokot? Ne, šiaip santūriai mes tenais prieš tos tramplinus prisispaudėm ir protingai suvažiavom. Tai planas iki galo yra tiesiog davažiuoti? Jo, planas važiuoti, mes sakau, kaip ir nebandom čia kovot, nes iš esmės savo akį matėm dėl tos baudos, tai dabar iš esmės tas, kas yra trečias, tai turėtų pagal viską būti Vladas. Tai ten biški gepas yra, tai jeigu mes jį laikysim, tai taip ir išbalansuosim. Lygtais dabar 4 esi, kaip sekės? Šiaip gerai viskas, tik tai paskutiniam ruože, šitam 11, kurį važiavom, tai jau turėjom incidentą, išlėkėm visais 4 ratais į žolę, šiek tiek ne taip įsivaizdavau kelią pagal sonogramą ir iš tokio aklo tramplinuko kelias daugiau sukosi negu tikėjausi, išlėkėm į žolę, bet niekur nesitrenkė, mašinai viskas gerai, bet šiek tiek praradom laiko. O čia taip arti visa ta kova, šiaip tai čia vienas smagiausių ralių, kokį esu važiavęs paskutiniu metu. Mes visi žiauriai arti, važiuojam tikrai gerai su Aisvydu, tikrai labai gerai. Tai tiesiog čia Rokas, Deividas, Notkus, tarsi čia visi labai stipriai pasitempę. Ir čia, žinai, gerai matosi šitas, nes Martinčas tai žiauriai gerai važiuoja, galit pažiūrėti rezultatus. Ta prasme, taip arti visi esam ir arti Martinčio, tai wow, šiaip žiauriai geras ralis, labai smagu. Kaip tavo ta adaptacija prie RS-o, vis geriau jauti? Jo, dabar jau, sakyčiau, tikrai gerai jaučiuosi. Aišku, čia, žinai, vis tiek antras ralis, gal labiau pusantras, nes pirmą pusę pravažiavom tik tai, bet šiaip tai viskas man patinka. Jisai gan artimas mano senai Škodai, tai visas važiavimas, viskas labai panašu, tiesiog tam tikri niuansai, kuriuos reikia dar gal šiek tiek daugiau kilometrų, kad pajausti ir išnaudoti. Bet iš naujo mokytis nieko nereikia. Čia kaip jeigu atsėdus į Toyota, atrodo, kaip iš naujo mokytis daug ką reikia. Čia ne. Čia tiesiog tos smulkius niuansus reiktų pajausti, suprasti, o šiaip tai labai smagu. Koks planas likusiam 2 dopam? Tai toks pats, koks visą šitą ralį. Tiesiog daryti maksą galim, bandyti išnaudoti mašiną, neprisidaryti reikalų ir užbaigti sezoną be krešų. Jūs tai liko 2 greičio ruožai, kaip sekasi? Gerai. Geras šitas gražutas, legendinis tikrai ruožas.
labai greitas, bet techniškas, labai intensyviai šturmano klausyti reikia, bet taip fainai, tiksliai susivažiavo, buvo su šypsenom veiduose buvom. Jo, tai saulė išlindo, geros nuotikos, mes greitėjom, tai fainai, labai fainai. O jauti, kad kolegos yra pagreitėję, lygiai prisimenant Ukmergės ralį? Aha, yra toks jausmas, bet nežinau ar toks... Jo, šiaip su Jurkevičium šnekėjom, kad prieš 2 ralius taip nevažiavo, hebra, taip nevažiavo. Ir dabar padarai tą patį, ką būtum padaręs prieš 2 ralius, bet nebėra tokių skirtumų, kad būtum prieki tiek ar kažkas tokio. Dabar jau visi vienoj krūvoj, tai kietas Lietuvos čempas, man patinka. Kam duotum sezono MVP statusą, kalbant apie overallą, Larso? Žalai duočiau, tai čia pirmoje vietoje, o iš čia tų, kas dabar yra, šiaip pagreitėjo, sakyčiau, pagreitėjo žymiai Jurkevičius, Stiopka, Gezas, jo, va šitie 3 bičiai tikrai pagreitėjo. Bet ir pagreitėjo, va ten Tamašauskas, kur važiuoja, nes R5, man sunku lyginti, aišku, bet jaučias, kad pagreitėjo, tai, va taip sakyčiau, jo. Koks planas likusiam greičio ruožam? Pravažiuot, kad būtų šypsena veide po ruožą. Ir koks planas vakarai, jeigu viskas gerai? Ai, nežinau, renkuos tarp to, ar eit rytoj pasportuot, pažaist futbolą su draugais, ar gal nebūt tokiam gyvam kitą rytą. Bet pažiūrėsim po finišo, pašnekėsim apie planus.